Rio Osava, 24 metų delfinariumo darbuotojas, puošiasi kalėdų senio drabužiais ir neria į akvariumą. Taip jis dalyjasi artėjančių švenčių džiaugsmu su savo globotiniais ir juos šeria. Užsivilkau kalėdų senelio kostiumą, kad šventė ateitų ir pas gyvūnus. Bet jei lankytojams šį idėją irgi patinka, aš labai džiaugiuosi. Tokie pasirodymai rengiami jau 3 metus iš eilės. Nežinia, ar kalėdų senio drabužiai patinka žuvims ir jūros žinduoliams, bet delfinariumo lankytojai sužavėti. Linksmas reginys, beveik kaip pasaka. Senelis geras. Hakaidžimos akvariumas įkurtas Jokohamos mieste per 40 km nuo Tokijo. Jame gyvena daugiau kaip 500 rūšių žuvų, iš viso daugiau kaip 100 000 jūros būtybių. Tai vienas didžiausių, bet to ir moderniausių akvariumų Japonijoje. Ir tai tik dalis vadinamojo jūros rojaus. Teritorijoje įrengtas naujoviškas pramogų parkas su įvairiais atrakcionais, tarp kurių milžiniški amerikietiški kalneliai ir dirbtinai sukurtos bangos banglentininkams. Reporteris Rimantas Vančys.